laisvas žmogus gali dirbti arba nedirbti, sakyti, darysiu arba nedarysiu. Tai norėdami patikrinti, ar jūs esate daug kartų laisvesni negu Aristotelio laikų žmonės. Jūs dabar tiesiog, Bravo, Robertai. Tiesiog pasakykit savo, tipo, aš dabar neisiu, nedarysiu to, nemokėsiu mokesčių to ir tada paaiškės, kiek dalykų jums dar priklauso šitam gyvenime. Nyčė į mūsų temą sakė, jeigu jūs 2/3 laiko savo praleidžiate dirbdami, tai jūs esate vergas. Gal čia diskusija baigta. Pasaulis įsivaizduoja, kad keliauja į priekį. Visur filosofijoje, literatūroje, moksle, mene, kultūroje, nežinau, visame kame. Kur mes keliaujame, čia man atrodo kita atskira didelė tema. Reikia išlipti iš traukinio, kuris vadinasi pažangas, žinai. Šita labai svarbi tema, bet aš kažkaip manęs nepaleidžia jausmas, kad mes šiandien, pažiūrėjau, pakalbėjom, kad mes daug dirbom, bet man atrodo, žmonės vis tiek lieka prie to, kad kitaip būti negali, kad jie dirba kažkokį kūrybingesnį darbą, kad jie dirba prie kompiuterio, spaudinėja ten tuos mygtukus ir kad šiais laikais vis tiek jie yra laisvesni negu anksčiau gyveni žmonės. Nėra taip? Paprasti darbininkai Lietuvos dabar šiuo momentu apie darbo prasme, skirtingai negu mūsų laidoj, susimasto atsidūrė kur nors kardiologiniam skyriui ar kitur, tada jie pradeda atsukti viską atgal ir pradeda užduoti klausimą, kam visa tai buvo. Tai yra, mes negalim nedirbti, nes mes turim šitą sugebėjimą, bet problema yra tame, kad mes per daug dirbam.